kągi, kaip matot, laukia nemažai susukti lentų, bet prieš pradedant norėčiau su jumis pasidalinti keliais trumpais patarimais, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Visada be išimties su staklėmis nupjaunu lentų galus. Kam tai reikalinga? Tai garantuoja, kad turiu lygią kraštinę, bei jeigu lenta, pavyzdžiui, turėtų įtrūkimą, tai aš jį tiesiog pašalinu. Dar vienas momentas, į kurį pravartu atkreipti dėmesį montuojant lentas, tai idealu, jeigu montuojant šerdį turėsime žiūrinčią į apačią. Kodėl? Todėl, kad jeigu šerdis bus štai taip, vadinasi, lenta turės galimybę kampuose riestis į viršų. Tikrai bus sudėtinga taip išžaisti, kad visos šerdis idealiai žiūrėtų į apačią, bet tai yra momentas, į kurį verta atkreipti dėmesį. Kartu su medžio bitėmis turime jums dovanų. Kodas DD15 suteiks jums 15% nuolaidą apsiperkant medžio bičių internetinėje parduotuvėje. Viską, ką jums reikia padaryti, tai prisijungti prie savo paskyros, susidėti norimas prekes į pirkinių krepšelį, suvesti kodą DD15 ir mėgautis nuolaidą. Kodas galios visą lapkričio mėnesį, nuolaidos nesumuojamos.